Žiūrovai, šiandien mes su jumis tinkame štai tokioje gražioje vietoje, Jonavos centrinis stadionas, beje, visą savaitę Jonavoje vyksta miesto šventės renginiai, na ir galima sakyti, kad puikiai į šį renginių ciklą įsikomponuoja ir Top Sport pirmos lygos žvaigždžių diena, kuri vyksta šiandien, štai tokiame puikiame gražiame stadione ir šiandien mes matysime lietuvių bei legionierių rinktinės, o dabar, aišku, vaizdo centre matome ir teisėjus. Ir komandos žengia į puikiai paruoštą Jonavos centrinio stadiono aikštę. Aišku, tai yra neoficialios rungtynės, jos vyks kiek kitokiu formatu, trumpiau vyks, 2 kėliniai po 30 minučių. Bet manau, kad mes išvysime išties gražų futbolą, komandų nesliks kažkokia atsakomybė didelė dėl rezultato, nors aišku, tai yra sportininkai ir jie visą laiką nori laimėti. Na, bet pažiūrėsime, kaip seksis ekipom. Na, ši žvaigždžių diena jau turi istoriją. Tiesa, ji nėra ilga, nėra didelė, bet reikia pasakyti, kad pernai metais buvo panašios rungtynės, jos vyko Visagine, naujai rekonstruotame stadione ir tose rungtynėse laimėjo legionieriai. Taigi, legionieriai kol kas pirmauja, na ir lietuviams šiandien Jonava yra proga atsigriebti. Rungtynių teisėjas Saulius Karka, jam padeda teisėjai asistentai Aldas Kardašovas ir Lukas Mečionis. Na ir prieš rungtynes Jonavos futbolininkų kartu pajautė, kaip gali treniruoti tiek Gediminas, tiek Vytautas. Na ir šie žmonės yra nemažai prisidėję prie to, kad Jonava turi tokias gražias ir gilias futbolo tradicijas. Na, sveikinimai baigėsi, malonu buvo išvysti ir rajono savivaldybės galvą. Priminsiu, Mindaugas Sinkevičius sakė sveikinimo žodžio pusė žaidimą. Na ir sudėtys, aišku, vėlgi. Abiejose komandose yra po 16 žaidėjų ir 2 treneriai. Šiek tiek vėliau apie tuos rinkimo principus. Na ir čia vėlgi startinės sudėties parinkimas. Manau, kad visi žaidėjai, kurie pakviesti į žvaigždžių dieną, aišku, visi aritmetiškai lygiai turbūt negaus laiko, bet visiems bus leista pasireikšti. Ir rungtynės prasidėjo. Na ir greitomis apie komandų sudėtis gal iškart pasakysiu ir žaidėjus, kurie sėdė ant suoliuko, net nebijoju, kad jie taip pat žengs į aikštę, taigi lietuvių rungtynių dalyviai taip pat po to prisijungs prie švenčiančių jonaviečių. Ir štai, pirmasis įvartis krenta į lietuvių vartus. 6. numeris berods. Nazaras Gavriliukas. Jeigu gerai supratau, tai suveikė toks ukrainietiškas duetas. Nazarij Gavriliuk po berods Taraso Hevličiaus perdavimo nuo kampinio gairelės siunčia kamuolį į lietuvių vartus. Na, labai gražus smūgis. Kad besakytum, puikus perdavimas, puikus smūgis ir 1-0. Perimtas kamuolys, Lymenvo ir 2-0. 2-0, trečias kartas nemeluoja, čia kalbant individualiai apie Lymenvo. 2-0.
Geras Hamedo Diavaros perdavimas. Ir čia šioks toks apgaulingas judesys, stiprus smūgis iš baudos aikštelės, taip kad ten dos žaidėjais. Jis karts nuo karto pasinaudojo tokią galimybę ir raidė. Dabar Sauliaus Karkos švilpukas, kelmintis, kad pirmas kėlinys pasibaigė. Ir kol kas rungtynės sėkmingiau klostosi legionierių. Pirmas įvartis krito po kampinio, tikslių smūgių galvą pasižymėjo Nazaras Gavriliuk, na, o po to Lee Minwoo. Jeigu kalbėti apie įvarčius, tai pasižymėjo ukrainiečių duetas, puikus Taraso Hevličiaus perdavimas nuo kampinio vėliavėlės, pakeltas kampinis ir labai nemažiau gražus Nazaro Gavriliuko smūgis galva. Na, o antruoju atveju pasižymėjo turbūt vienas aktyviausių žaidėjų, ką tik matėme jį savo ekranuose, Lee Minwoo, Tauragės Tauro atstovas. Beje, čia mačiau ir Tauragės Tauro vyriausiai trenerį Darių Gvildį tribūnose. Tai matyt, kad žaidėjas irgi tą žinojo, tą matė ir nusprendė pasižymėti. Kodėl aš taip sakau? Už tai, kad Lee Minwoo ne tik, kad įmušė vieną įvartį, bet pats vienas turbūt prasmugiavo pirmajame kėlinyje daugiau nei visa lietuvių komanda į vartus. 4 smūgius, jeigu neklystu, suskaitė. Lietuviai pradėjo aktyviau. Reikia tą irgi įvertinti. Na ir aš truputį žiūriu į kampinio vėliavėlės. Aišku, gal kiek ir juokingas. Pakeisti pusę Druktenis, kamuolį perima legionieriai. Bava. Ronas Trakšelis. Siliauskas. Bandys, manau, antrą kėlinį žaisti kur šiek tiek aukščiau. Lee Minwoo perėmė kamuolį ir ten kirto už nugaros Ebukalona. Ataka, dar vienas Gavriliuko. Teisėjo nuomonė, žaidėjas nusipelnė kortelės, jis ją ir gaus. Matau, kad apšilinėja vėl panašu pagal mėgėjiško futbolo, kiemo futbolo taisyklės, galima taip sakyti. Na, tiesiog, kaip ir sakiau, pats laikas yra mažesnis ir žaidėjai galbūt kai kurie netgi ir nori daugiau žaisti. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę baigėsi tuo, kad nepanašu visai į kažkokias parodomasias ar draugiškas rungtynės. Na, tiesiog taip įpratęs žaidėjas, čia rikošetų krūva ir dabar kaip ir matė gerokai daugiau nei kad kolega. Pagaliau Rostislavas Bilovas irgi prisiliečia prie kamulio. Legionierių ataka. Gavriliukas gavo kamulį iš Čiango. Dabar Lee Minwoo, jam šiek tiek netika momentuose, tam tikrose plotuose ir matosi tam tikrose epizoduose ir tam tikrų kibirkštėlių tarp žaidėjų. Ronas Trakšelis laiku stoja į dvikovą. Čiangas. Laiko kamuolį. Dabar greičiausia pasirinko Lee Minwoo tokį asistento vaidmenį. Daugiau atlieka perdavimus nei kad
smūgio į vartus pats. Ta beje, jis irgi jau įrodė rungtynių metu, gali puikiai daryti, o čia skrenda dar vienas įvartis. Dar vienas įvartis, vėl mušamas galva, na ir 11 numeris. Pasižymėjo Karvaljo. Grįžęs. Čia didelių šansų taip pat Pijus Petkevičius neturėjo. Ir taip atrodė, kad jeigu ir gavo traumą, panašiai įvyko ir dabar. Kaip bebūtų, tas reiškia, kad lietuvių viltis pasiekti revanšą stipriai sumažėjo. Vis informuoja tiesiog abiejų komandų žaidėjus apie tai. Balsu, čia ketvirto teisėjo tokius rungtynes. Ja į vartų plotą pataikyti nepavyko. Lietuviai antrajame kėlinyje turėjo kelias galimybės, žaidė, sakyčiau, aštriau nei kad pirmoje rungtynių dalyje, bet įmušti nesugebėjo. Tuo tarpu nėra nei įvarčio, nei rezultatyvaus perdavimo. Na ir šią tokia apmaudžia turbūt lietuvių ekipai gaida ir baigėsi šios rungtynės. 3-0 laimėjo legionieriai. Persvara didesnė nei kad praeitais metais. Na, tuo turbūt sukeldami didesnį revanšo troškulį trečių metų, tai yra kitų metų tokio pobūdžio rungtynėms. Na, matėme gražių momentų, komandos žaidė pakankamai laisvai. Buvo aišku, kaip ir futbole, buvo ir skaudžių susidūrimų. Matėme, kad buvo atliktas priverstinis keitimas, bet tuo ir žavus futbolas. Dėkui Jums, kad žiūrėjote šios rungtynės. Jas Jums komentavo Naglis Miknevičius, o dar mūsų laukia, aišku, ir tokius ne visai tradicinės ceremonijos, bet įteikimai atminimo. Sport pirmos lygos vadovai, teisėjai, visi žmonės, kurie dalyvavo šioje šventėje. Na ir po to apdovanojimų įteikimas. Paprastai tokiais atvejais gauna prizus visi dalyvavę žaidėjai, tam tikras atminimo dovanėlės. Na ir išrenkama rungtynių naudingiausia žaidėjas. Decide who was the MVP of this game. Apdovanojimą įteikti kviečiu pirmos lygos direktorę Dianą Jonaitienę. Pirmos lygos direktorė, Top Sport pirmos lygos direktorė Diana Jonaitienė netrukus įteiks apdovanojimą šių rungtynių naudingiausiam žaidėjam. Number 7, Minbo Lee. Lee Minbo yra išrenkamas šių rungtynių naudingiausių žaidėjų. Tauragės Tauro atstovas. Ne veltui čia atvažiavo ir Darius Gildys. Mačiau daugiau iš Tauragės. Be teisėjų, tad dabar atėjo laikas apdovanoti ir šiose rungtynėse teisėjavusius Saulius Karka, Aldas Kartašovas ir Lukas Mečionis. Saulius Karka. Number 9, Šodai Tomemori. Number 10, Sesim O. Number 11, Denilson. Number 12, Ishan Kort. Number 13, Nark Junior Leo de Miranda. Number 14, Tao Chan. Number 15, Ebuka Ona. And number 16, Mayed Isaac. Also, coaches of the team, David Muslera and Slavomir Tsisakovski. Taigi išvardino rungtynių pranešėjas, o šiandien labai profesionaliai šias pareigas atliko mano kolega Lukas Gintautas.
nugalėtojus šių rungtynių. Na, tikiuosi, kad ši graži tradicija neužges ir ateityje matysime irgi panašias įdomias, rezultatyvias rungtynes.